Sveiki, draugai, mano prisijungia į dar vieną naują video vlogą. Šitas, žinokit, jau bus toks grinai paskutinės savaitės Lietuvoje. Paskutinės dienos, paskutinės savaitės, dabar yra kovo 8, tai norėčiau pasveikinti visas moteris su moters diena, bet kai kelsiu šitą video, jau bus seniausiai praėję. Bet jūs esat nuostabios visos. Mes turime jau bilietus kovo 25 dieną skristi į Armėniją, tai liko realiai lygiai 2 savaitės praktiškai, su truputuku, su dar keletą dienelių. Tai per šitas 2 savaitės reikia pilnai jau išsikraustyti iš namų. Aš kiekvieną dieną, kai randu laisvo laiko, kažką tai vis pasidarau. Vienas batas, ne. Žodžiu, batų atrinkimas, nes tiesiog vietos viską vežtis nėra. Vakar sudėjau visą maišą rūbų, kuriuos nesivešim kol kas. Čia visokie irgi daikčiukai mūsų, kurių nesivešim. Žinokit, atrodo kosmosas ir taip jau labai daug visko atiduodu ir perleidžiu, bet labai daug dalykų ir gaila ir norisi pasilikti. Tai sunku viską atrinkinėti, bet kiekvieną dieną mes stengiamės tai padaryti. Šiandieną dabar mes važiuosime pasimti Augustę su savo mažyte ir atsivežti į centrą, dėl to, kad neturi su savimi mašinos šiandieną. Ir varysim pasivaikščioti, pabrančinti, moters dienos progą pabūsime truputuką kartu, o po to jau Nauris ją pasiims. Nu, pasižiūrėkit, koks grožis. Va, mamasita kokia. Kai saulytė išlenda ir sugeba moterėlę susiruošti. Nu, labai gražiai draugė atrodo. Rašo. Jo, visi rašo, kad Nauris žiauriai juokingas. Aš tai juokingas, tikrai, nemeluosiu. Tu irgi būni juokingas. Nu, taip, kartais. Nes ne visų juokinga. Aš tai savo galia kaip juokinga. Opa. Bet nekoks bus žiaurus vlogas. Tada varysim atostogauti. Visi kartu ir su vienu. Taip užpjausiu ruošiuosi. Ten va bus žiaurus. Laukit už metų. Svečius ir visą laiką yra įpilama kombučia, dėl to, kad jis daro pats nuo nulio. Greitas mano gyvenimėlio update'as, nes iš tikrųjų šiek tiek esu labiau dingus, bet sekmadienį jau grįžta Matas ir vienai dienai, nes po to išvaro su rinktinė. Bet 25 dieną, nu jūs man pasakykit, 25 dieną mes jau išskrendam į Armėniją visi kartu. Tai yra už mažiau nei už 2 savaičių, ir jūs galit patikėti. Man dar žiauriai daug iš tikrųjų liko visko pasidaryti, bet dabar atvažiavau Antakiuko susitvarkyti. Dar šiandien varysiu pasiimti, aš tikiuosi, kad toj siuntoj yra mano kamera, kurią užsisakiau, nes noriu pabandyti dar geresnius YouTube video daryti, tai aš žiauriai tikiuosi, kad pavyks, nes vlogai, aš jaučiu, kad gali būti mano hobis Armėnijoje. Mes darysime unpackingą mano naujos kameros ir ją išbandysim ir pasižiūrėsim, ar kokybė yra daug geresnė, ar jūs mane girdėsite daug geriau ir ar buvo verta investuoti šitiek daug pinigų į naują prietaisą, kuris, aš tikiuosi, padės man kurti daugiau vlogų ir apskritai juos filmuoti. Ir pagrindinis dalykas, dėl ko aš norėjau nusipirkti naują kamerą, dėl to, kad aš visus vlogus filmuodavau su savo telefonu ir su galinė kamera ir 0.5 nustačiau. Visą laiką laikydavau telefoną tiesiog su galinė kamera, nematydavau, ką filmuoju, tai nebūdavo
patogiausias dalykas. Ir dabar aš jumis pasistačiusi esu su galinė kamera ir aš nematau savęs. Ir kartais erzina dėl to, kad esu ne vieną kartą nufilmavusi ir būna susilieja ar nepasispaudžia. Tai aš tikiuosi, kad jau tokių dalykų tiesiog su nauju savo prietaisu nebebus. Šitos kameros ieškojau visur. Aš nesuprantu, kas čia dabar atsitiko, ar kažkoks bumas šitų kamerų, bet kai aš tik pradėjau jos ieškoti, atrodė visur jų buvo ir per jų originalų puslapį, ir per Lietuvos kitus puslapius, kalbu apie tiesiog net ir senukai.lt, dronas, žodžiu, ir visur išparduota, jūs įsivaizduokite, aš nesuprantu kodėl, nes aš norėjau nusipirkti būtent šitą DJI Awesome Pocket 3 ir būtent, kad būtų Creator Combo. Tai pačią kamerytę atskirai visur yra pirkti, bet Creator Combo visur išparduota. Mano iš tikrųjų čiuožėja draugė pradėjo filmuoti vlogus ir žiauriai geros kokybės, labai fainai viskas pas juos ten atrodo ir pagalvojau, paklausiu, kokią kamerą naudoja, nes aš norėjau pirkti ten tokią Canon, kur irgi vloginimui labai daug amerikiečių filmuoja su ją. Bet sakė, labai patogi šita dėl to, kad jinai yra mažytė, kompaktiška ir vaikščiot viešose vietose yra daug maloniau filmuoti nei ten telefoną atsukus su galinė kamera, tarkim. Tai pasižiūrim, ką mes čia turim. Jeigu jumis domina kaina, tai šitas aparatas kainavo 700 eurų ir šita kortelė o palaukite dabar. Mane tą kortelę įdėjo. Eina savo, žinokit, mane tą kortelę įdėjo, nes aš 256 GB užsisakiau, o man įdėjo 128. Žodžiu, reikės jiem paskambinti. Žmonės. 40 eurų daugiau kainuoja. Bet šitas 700 eurų kainuoja, o šita kortelė šiaip 256,80 eurų, o man įdėjo už 40 eurų. Tai visai jau susinervinau, net karštis išmušė. Sudarom, pasižiūrim, kaip čia viskas atrodo. Labai exciting! Man žinokit, su technologijom nieko aš nesuprantu niekada. Creator Combo, kaip perki, tai įeina ir į dėkliukas. Viskas labai patogu, kad galima skraidintis, vežtis vienoj vietoj. Tai pati kamerytė. Va kaip atrodo. Eina savo, kokia jinai iš tikrųjų nedidelė. Tai va, įsivaizduokit, kaip patogu laikyti rankoj, filmuoti. Super. Čia, žinokit, reikės išsinagrinėti, aš čia nieko nežinau. Čia yra DJI mikrofoniukas. Sekantį kartą, dabar sekančiam video, jau būsiu įsijungus su nauja kamera. Kol aš, žinokit, ją čia visą surinkau ir sutvarkiau. Nežinau kaip kokybė, nežinau kaip garsas, turiu šiaip mikrofoną dar, tai galima bus panaudoti. Pasimatysime rytoj, nes dabar yra šiaip jau naktis ir man reikia eiti miegoti, bet aš labai norėjau viską pasijungti ir pasižiūrėti, kaip tiesiog veikia. Bet aš tikiuosi, kad upgrade'as jaučiasi. Ne, mama, estas, sakyk, esta. Kuku. Šeilytė. Jo, pikta, negeras, dėdukas, negeras. Lūpą, kai tavo atmetau. Jo. Aš matau, kad nepertrauktum. Tai šiandien yra kovo 13, ne, tete? Atvažiavo senelis susipažinti. Pagaliau sumažėti. Pagaliau įvyko tarp anūkės ir dėduko reakcija. Tėvelė, kokie pirmi įspūdžiai? Ką gali pakomentuoti apie mažytę? Anūkė yra puikių savybių, grožis neapsakomas,
Ir tikėkime, kad tai bus ir toliau. Stipri, energinga, dainuoja nedaug, nedainininkė bus, kaip ir visa mūsų giminė. Niekas nemoka dainuoti, tik visi moka rėkti. Parodom visiems, koks mūsų outfitukas pastatė. Važiuojant su kokiu banteliu. Pasiruošus kelioniai. Jo. Žesnės, bet bloginimai. Gabytė, labutis, mes va taip bendraujam. Gabija jau laukia vlogų. Nu tai ką, labutis visiems. Mažiukė laukia tečio. Nelabai įdomu. Bet mama užtat irgi pasiruošus. Pasirodo, už mane žmogus yra. Laukiam tėvelio. Labai kokybė nuostabi. Galiu pasakyti. O tu išgražėjęs visas. Va. O tu žirklės turi? Kirp plaukus? Jo. Dažysim, vėl būsiu blondinas. Sekantį kartą kameroje jau būsiu blondinas. Arba flipas. Matai, va, pasikeitė. Šitas ir pats apsisuko į mane dabar. O čia Žiauru. reikia pasidžiaugti mano naujų pirkinių. Čia mano nauja kamera. Čia jau kaip netikra. Ai, ir ne taip seka. Jo, jinai seka, bet aš dar nemoku jos. Ne, čia matai ekraniukas taip, va. Čia žodžiu. Bet 500 eurų šitas šudukas. Toks mažas. Nu, šitas 500 kam. Aš noriu. Jo. Čia Viltė gavo dovanų. Ne, tai tu parodyk, kiek iš tikrųjų gavo. Bele kiek. Aš tiesiog tikrai neturėjus tiek per savo. Gerai, o duok, pasakyk draugė, kaip sakyt, nemačius tiek. Aš tiek nesu turėjus per visą savo gyvenimą. Per visą gyvenimą. Ateina, kai aš rušiavau ir tiesiog žmogus apakęs. Tai, o tu savo turi irgi atidaryti, parodyti. Čia negalvokit, kad tik Viltei. O mums nepradės tavo followeris, kažkaip, kad jo padaryti duotų. Ne, o kodėl? Realybė. Man įdomu matyti, ką tu gavai, nes tavo kažkokia didesnė. O tu man guminuko tai nedavėjai. Negalvoju. Tu stresą patiri. Šiaip negalima tipo žindančiom čia parašyta neščiom, bet vienas nieko tokia. Tai va tokius lauknešėlius gauna draugės mano. Aš taip tikėjausi, kad man šitas bus. Aš te galiu nejuokinkis, prašau. Tai šalčiau, kad patektų. Aš noriu ant kasytės. Čia belinkiek tu privarėjai, dabar jie baluoti plaukai. Einu nufilmuosim močiutę. Parodysim, kas vyksta kitam kambarį. Močiutė bando susitvarkyti. Ką? Sakau, močiutė bando susitvarkyti. Ježiau. Kažkoks negerumas, kažkoks Ježiau. Žiūrim, koks filmavimas naktį, kai yra tamsu lauke. Uždėjau kažkokį mode low light. Gal ir neblogai. Aš dabar važiuoju pas draugės į Akropolį, pas Augustę ir Viltę. Augustai, sakau, turim paskutinį kartą susitikti be mergaičių, pasinaudoti progą, kol aš dar turiu galimybę palikti mažytę su močiute. Tai ją palikau ir valandikę pabūsime visos kartu. Kaip ir su telefonu, taip ir su kamera. Toliau mes esame Akropolio reklamuotojai Kauno ir leidžiame laiką čia 24/7. O ką daryti, ne, kai laukia dar taip šalta? Einam surasti draugės. Labą dieną, labą dieną. Oho, bet čia tikrai toks keistas ir pažiūrėk kaip seka. Jo. Čia mano nauja kamera.
Nu, wow. Bet tavo plaukai kaip gražiai atrodo, bet tu jau tokia blondinė visiškai. Dabar geltona. Nu, bet man tai graži blondinė. Ne, čia net nerodysiu prieš kamerą. Bet sakė pataisys. Žodžiu, pasižiūrėk. O, kaip fainai. Čia žiaurus tikrai. Čia va tai va kontroliuot galima. Aš tai apakas esu. Einam pafilmuosim, ką mes veiksim. O ką mes veiksime? Be vaikų. Laikyk šitai ir tada šitai pasisakė. Sveiki! Labas! Mes dabar akriuke esam. Mes akrinės. Įrašom Laurai atsisveikinimo. Įrašom atsisveikinimo žinutę Laurai. Tai Laurite išeik biškį, mes nori. Ne, juokaujam. Aš noriu eiti paklausyti, kad Gerai. Gerai, ką mes galim pasakyti savo brangiai? mes pirmiausia galim pasakyti, draugė, kad tu esi nuostabi. Esi nuostabi mama, draugė, žmona, žmogus. Esi graži. Esi graži. Protinga, juokinga, bet gerąja. Oi, atsiprašau, Augustas nesimato. Tai esi draugė nuostabi ir man tavęs labai trūks. Nuoširdžiai, jau. Kur man jau kažkas Gut feeling toksai, taip. Dabar neusikalbėkime tai, kad apsiver anakio soliuką. Kur po 2 proseko jau ir ašarą galima išspausti. Laura gali grįžti. Mūsų Tokius galima kraustymasis. panaudoti, Lauryte. Jo. Tokius, žinok, labai gerai. Aš čia kvepalus galvojau savo susisuksiu iš šitos, kad nesuduštų. Šiandieną yra penktadienis ir atsikėlėme, už lango atrodo nuostabus oras, jau toks grynas pavasaris. Tai susirašiau su Augustė, sakau, atvarau iki jūsų, nes iš tikrųjų seniai nebuvom su mergaitėm kartu. Ir pabūsim keletą valandų, papusryčiausim ir išvarysim po to su mergaitėm pasivaikščioti, nes geriausiai pabūnam kartu, tai kai vaikštam su vežimėliais, tada jos miega, įminga gerai, o mes galime pasimti kokios kavytės ir savo paplėpėti. Tai toks planas, einu dabar greitai išsiplaut dantukus, nusipraust veiduką, šiek tiek pasidažyti, kol bus įmanoma. Vos, žinokit, aš čia spėjau susiruošti belenkaip, mažytė nerami, jaučiu vėl tiesiog pilvas skauda. O kai įdedu į lopšį, jeigu padeda ant žemės, iškart pradeda verkt, reikia va tai pakelt. Bet jau viskas, važiuojam iki Augustas. Net maščiau nevažiuoti, bet žinau, kad tiesiog realiai vos ne paskutinės galimybės susitikti, tai norisi išnaudoti progą. Mažiukė miega. Nufilmuosiu tave, draugė. Bet man jau Šiandien pasiruošiu. Aš ir tai žinau. Tu pažiūrėk į mane. Gal pasižiūrėk mane. Ateik. Nu tai mes mamos jau, draugė. Ką tu nori? Ką tu nori? Ką tu nori iš mūsų? Man žiauriai gražus irgi šitas. Labai. O kur tu čia į tokį radai? Čia mes gavom dovanų. Labai. Iš depo aš mačiau. Geras. Depo, nu. Aš neįsivaizduoju, aš esu jau vlogeris. Subject lost. Bum, gerai. Man atrodo, biškis tai pasimetė. Pasimetė. Kas pasimetė, sakyk meilė. Sakyk, ką jūs čia pezat, sakyk. Nu, Laura, atsisuk. O tai tu nevalgysi mūsų legendinių sumuštinių tada? Bet gal vieną suvalgysi? Ne, Zuika. Tu niekada nesi veganas. Esu padariusi mūsų namai. Aš pasireiklys. Niam. Prisivysiu tave. Niam. Bet va, tu pasižiūrėk, kaip jai ir kamera įdomu. Aš nesuprantu, kaip vaikai šitaip supranta. Neturime majonezo į kiaušinį. Sorry, draugai, aš nežinau. Aš galvoju, kad aš turiu what the fuck. Nieko čia tokio. Ne, nieko tokio, tik neįmanoma. Nieko tokio. Dabar atėjo tada Laura. Taip, tavo. Ir mes valgom. Niam. Didelį tokį. Žiūrėk, skrenda lėktuvėlis. Neparagau. O kas čia yra? Skanų saldainį. Toffee feikas, Lidlo. Mūsų legendiniai sumuštinukai, majonezo taip ir neradom, bet
Filadelfija suėjo. Rytoj 2 mėnesiukai, o didelė tai vos ne kaip Nikolė. Labą dieną su vištiena. Mumis nufilmuosi, draugė, kaip mes... Parašė fit my almost 2 year old. Ai, tai ir 2 metų tada. Mes matydam tokią gumutę, tai jau čia išstempia. Iki. Ir susimažina. Oi, biški įgriovė. Vaikšto 2 damutės. Tik užmigo mano šitai. Bet ačiū Dievui. Miega. Oi, atvažiuoja dviratis, draugė. Davė Augustė man savo gaubtą, nes vėjukas vis tiek dar yra toks šaltokas. Bet, draugė, tada kelintą, gal jūs atvarysit anksčiau? Rytoj? Šiandien. Ai. Ar neatvarysit tada? Nežinau, pažiūrėsiu, žinau, kaip jinai ir jos pilvukas ir viskas. Nes labai, žinok, jeigu jinai va taip klyks ir rėkaus, tai sunku labai bus išbūt. Bet gal duotum vaistukų ir, žinai, ir kokį nors užkimštume, kom nors burną. Aš negaliu. Kaip tai kurk savo vlogus. Mama, žinai, mama sadistė. Mama sadistė. O iš tikrųjų... Jo, o realybė, ta prasme, niekas nieko negali pasakyti. Neduok Dieve, kažkas tai kažką pasako. Nelieskit, neimkit, atiduokit vaiką. Ne, jokioj gyvenime taip nėra buvę. Bet kodėl taip šmeižti reikia? Tai aš čia norėjau taip pašmeižti ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Iš tikrųjų, Augustė yra belen kaip nuostabi mama. Ir aš tau galiu pasakyti, draugė, kad tu vaikų rūpinės. Žinai, aš tau pasakysiu, kaip priklauso viduriukas, grinai esi. Ne į kažkokią super mamytę, bet ir super mamytę. Ačiū, draugė. Tu irgi žinok labai nuostabi mama. Nemeluoju. Sakau tiesą. Nes, iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju šitiek vienai būti tos pirmus mėnesius. Ir apskritai, ar tu neįkriuk, žinai? Aš iš tais net negirdėjau, kad nafik, pizdėt, štip, aš viena, matas užsienį, žinai, iškiniu su jais mane. O aš tai būčiau burbėjus ir burbėjus. Draugė buvo. Buvo? Buvo tai pasakyta. Sakiau. Vieną kartą. Tikrai, buvo vienu momentu. Gerai, vienu momentu, bet aš būčiau kiekvieną dieną skundusis. Tu esi strong woman. Dėl to, kad aš tave turėjau visame šitame kelyje. O dabar aš tavęs nebeturėsiu, tai ačiū labai. Čia tokį vlogą, bet čia bus man prisiminimai. Mes žiauriai geras draugas esam, draugasim amžinai. Taip. Nu va, viskas grįžome. Kaip pasivaikščiojimas? Super. Net biški nugarą ir koją skauda. Man viską irgi skauda. Nes pas mus tokie kelyna, kažką reikia jėgos. Sakė Augustė, pavažinėsim 1:20. Tai spėkit, kiek mes užtrukom, o kiek čia užtrukom? Vos ne 2 valandas jaučiu. Jo, jau čia gerą pasivaikščiojimą dėjom. Keliasi mergaitės, o mes viskas draugė atsisveikinam, pasimatysim kažkada. Neužilgo rytoj. Jo. Radute, nes tu jau esi eteryje. Labas. Ugnė irgi turi pasisveikinti su mažyte. Labą. Čia turime lauktuves nuo auglių. Nu, žiauriai gražus. Labai. Norėjau kažkokio to. Ne dėl to. Nes tu irgi sakė mamytė, kad rinkai spalvą, ne? Ačiū. Das, medu. Medu kurią? Medu tai už tą rūžavą. Ai, tu buvai už rūžavą? Bet žinokit, pamačiau aš ją gyvai, tai sakau, ant tiek ryškia, ne? Nu, bet šita tai kokia graži, aš iškart noriu išpakuoti. Baby bjorną kartu? Ne. Jau žiūrėjau pagal išmatavimus. Nes matai, jisai neišsiardo, tas baby bjornas, tai mes va supakabom
Va šitai, matai? Vaizdas kraustymosi vis dar, žinokite, atrodo nepakitęs. Aš nedažnai, žinokite, dabar turiu galimybę pasidažyti, bet mes tai padarėme, nes Heilytė įmigo ir neužilgo grįžta Matas. Aišku, vėl pabus trumpai, važiuosim pas draugus tiesiog ir vis tiek rinktinė tęsiasi dar keletą dienų, tai per laisvą laiką tik tais galės ateiti padėti. Šiandien, žinokit, Asta atėjo, pasiėmė mergaitę ir išvarė į lauką 3 valandom, tai realiai tiek daug, žinokit, jaučiuosi visko pasidarius, realiai jau iš visur visi daiktai yra paimti, reikia tik tais jau va ten svetainiai viską surūšiuot, sudėti, tai be Mato dar daug dalykų negaliu padaryti, bet realiai jau nebedaug liko visko. Kol kas dar į jokius savo džinsus aš, žinokite, neįtelpu. Realiai galiu tik tais treninginės kelnes mautis dėtis. Oi, žinokit, jums galiu pasakyti, ta figūrytė tikrai pasikeičia. Ir reikia kažkaip, žinokit, su to susitaikyti. Nežinau, kaip po natūralaus, kadangi pas mane po Cezario, bet tas pilvukas tikrai va po 2 mėnesių dar toli gražu nėra toks, koks buvo ir gali būti, kad niekada nebebus toks, koks buvo. Mes gal jaunimas labai į tą visą grožį esam susitelkusios ir ganėtinai gal tai yra savanaudiška, bet kažkoks vat yra toks, kur atrodo, bandai iš savęs įspausti maksimumą ir tas grožio idealas Lietuvoje tikrai yra labai aukštų standartų. Ir atrodo kažkiek tai sunku tiesiog susitaikyti su tuo, kad tas kūnas pasikeičia. Būna tikrai, kad kartais įsijungiu senus savo video ar ten nuotraukas ir žiūriu tiesiog, kokia buvau kūdutė, gražutė, visa oda atrodo tiesiog tokia lygi, o po vaiko taip tikrai nebėra. Atrodo, aš suvokiu, kad aš turėčiau galvoti apie mergaitę, kad jinai yra sveika ir kad dabar svarbiausiai yra jinai. Ir neturėčiau čia galvoti va tokių dalykų apie save, bet taip yra. Taip yra, biškai kartais psichologiškai tiesiog sunkiau yra sudylinti dar su šituo atsigavimu po nėštumo. Žinau tiesiog, kad daug merginų man yra rašysios, kad duok savo laiko, neskubėk, nepergyvenk, viskas su laiku sugrįžta. Žinau, kad vasarą ant nosies, tai vis galvoju, kaip aš jausiuos, jeigu reikės kokią maudimuką užsidėti ir taip toliau. Nu, jūs įsivaizduokit, va, ant kiek, va, tai va, tiesiog nesveikos mintis yra, neturėtų jos tokios būti ir turėtų būti kažkoks labiau healthy relationship su savo kūnu, bet dabar mes biškai esame toksiškose santykiuose irgi. O, čia Pasižiūrėk čia kokią kietą. Žiūri? O. Matai? Kaip kietai. Iš kur čia jūs tokį gavo? Čia aš nusipirkau. Nu, davai, keletą žodžių Heiliai į ateitį. Kas tu iš vis toks esi per vieną? Gal žinos jau tada, kad čia toks laikė. Dėdė Kipras ir Heilė, tu turėsi geriausią gyvenimą pasaulyje. Prižadam! Viskas naujausia, visokie Hermės rankinų. Nu, va, išvažiuoja Laurutės į naują gyvenimą, naują šalį. Vežamės knygutę su gražiom dainelėm lietuviškom, kad būtų fainai Heilytei, Armėnijoje, kad lietuvių kalbos neužmirštų. Nu, iš karto. O Astutė išlydi mumis. Labas. Ir Šeilytė išlydė. Ir Šeilytė. Nu, žodžiu, čia torčiukas labai gražus ir parašyta Nikolytė iš Višibėlis. Šiandien tai bus. Gerai, draugė, aš tau greitai, kol vloginam, padarysim, ką aš tau turiu. O ką tu čia, draugė, turi? Dabar kaip simniš. Dėkis, tik tais pasakiau.
Ir ką? Ir pasižiūrėkit, baloniškų plaukų, kaip gražus. Tokios šviesus, tai tau šviesių plaukų, jei labai tiks. Gerai. Tada tau. Čia biškai supurvina nuo tavo nešvarių brindų. Tau toksai. Čia iš kremės. Ne iš kremės, čia yra iš mano advento kalendorius. Bet kremė yra šitą firmą, aš turiu. Turiu šitą. Labai laiminga. O tau šitas nepatiko? Viskas gerai, aš turiu daug. Greičiau darom. Čia iš Temu. Bet žiauriai gerai, nes aš kaip tik norėjau, nereikės užsisakyti. Tada čia daug gumyčių tokių. Nereikės tavo. Čia yra iš šilkelių ir ne šilkelių. Šitas yra pats svarbiausias dalykas. Paketai. Mes laukiam mėnesinių, pusę metų nesargam. O tai Gerai, bet čia geri paketai. Tai jau niekada nereikės, ne? Man jau kai reikės, tai aš jau draugę. Nes aš tai vargšė esu bomžė. Vagelės, nes negaliu nusipirkti. Gerai, tai paimsim tikrai tokie dalykai. Čia prausnikolytė, toks naujas toks kodariukas. Tikrai naujas. Ir jisai toks sušlampa, švelnus, jo ir labai malonus. Biškai sulūžęs taktukas, bet ką panaudosi? O tai pagal man. Tas jau tašiai. Labai gerai, iš tiesų reikia. Tada čia likučiai, bet vis tiek, čia išspaust reikės. Bet grinai šiukšlės sukrapštė. Ne, draugė, aš tada išmesti spaudžiam. O kodėl ne? Čia toks... O ką dabar išmesti? Turtas. Tai biška. Daug. Visai iki galo. Oi, čia žinoks. Taigi jis toks ir yra? A, ne? Neatsimeni to. Kur expiry? Prisimeni. Aš neturėjau niekada. Šito malonumo net nepatyriau. Tada baby oil gali panaudoti. Žinau, ir taip. Prie maid kostiumėlio. Tada indeliai. Ir tada vis turi, bet aš tau kažkam perleisiu. Jeigu norėsi, galėsi perleisti. Tada čia bei pirkus. Šampūnas ir prausiklis. Bet čia šampūno daug. Palauk, čia mes. Čia vaikui. Palauk, šampūnas ir Juokiesi iš to sektuko. O dabar turėsi tokį gražų. O kodėl aš juokiausi? Ai, nes taip aš tas sulūžęs. Tai vieną turėsi. Nu labai čia vasariškas, man Ispanija. Bet šitai žiauriai faini. O kodėl draugė tai jų nereikia? Tai man neapsimoka vežtis draugė. Jau man labai apsimoka ten nusipirkti. Tai tu galėsi panaudoti savo mikodį. Tiesiog Laura Luxury Life gyvenam. Tada čia vitaminas C ir magnis. Nu, žinai, reikia vis tiek turėti vitaminų. Gerai, stiprinsim sveikatą. Šitą tai tau žiauriai patiks. Žiūrėk. Tu matau man. Tikėjaus bent Gucci pamatyti ar Prada. Gražinu Maikę, kurią taip nenorėjai man atiduoti. O kodėl draugė, tu nepasivė? O aš žinai, aš tau atiduodu ją. Aš išmesiu. Tai tu bent po namus užsidėk. Mes normaliai kalbam, tai nebijau. Tada čia tiesiog, jeigu tu norėsi toks pledukas ir toks tipo. Jeigu nereikės, tai galėsi ne. Bet aš jų, žinok, net nepanaudoju. O kodėl? Jie tik O iš kur tu čia jos gavai? Čia iš Temu. Irgi abuda. Jau kur dėtis, taip išlepinsi, kad čia mano yra sesė. Žinai, čia mano sesė. Čia mano, ne, sesė nepavadinčiau, bet aš jaučiu, kad čia visko man perleidus ir taip toliau, tai nieko, dabar palyginu. Bet tu pažiūrėk, aš nežinau, ar aš galėsiu šitą video keltų, pažiūrėk į mane, Nes aš tai pasidažiu, žinok, čia Estee Lauder. O aš jau dasimušus ant paskutinių dienų rytoj išskrendu, jeigu ką. Dėl to taip atrodo.